Kai į mane kreipiasi ir sako, kad tokios auklės rasti neįmanoma, tai dažniausiai kalbama apie darželinuko auklę. Tai ką daro darželinuko auklė? Tai yra žmogus, kuris prižiūri vaiką, kai jis serga visą dieną, arba išleidžia tėvus vakare, savaitgalį, kažkur išeiti į kiną, pasibūti vieniems ir panašiai. Iš kur tas žodis neįmanoma? Dažniausiai sprendžia tėvai, kad neįmanoma paskaičiuoti, kiek vaikas sirgs. Nemažai metų tą darome ir tikrai paskaičiuojame ir ne tik paskaičiuojame, kiek tikėtina tos auklės reikės per mėnesį, bet ir randame tokį žmogų ir padedam suskaičiuoti, kiek jai mokėti. Toks gana paprastas dalykas, kreipiatės į mus ir kalbamės, kiek vaikas sirgo pernai, kiek jis lankė darželį, kiek vaikų turite ir daugybę kitų dalykų apsvarstom ir paskaičiuojam.